seni ąžuolai. Gyvena žmonės jau labai seniai. Šitas kampelį šimtmečiais garsius augina Lietuvai vaikus. Šitas kampelį šimtmečiais garsius augina Lietuvai vaikus. Norėčiau truputį informacijos pasakyti, kaip čia atsirado, kaip čia mes statėm tokią liktai ataskaitą, kadangi buvo renkamas iš gyventojų aukų. Liurdą mes sugalvojom statyti, kilo tokia mintis, kadangi pradėjom parką tvarkyti, kaip mūsų rekreacinė zona ir tenai atsirado daug akmenų. Ir čia gyventojų buvo toksai pasiūlymas, kad tos akmenis kažkur tai vietoje panaudoti, ir kilo mintis, kad reikia pastatyti liurdą. Mes statydami su gerbiamu Jonu kūrėm, galvojom, kaip tą liurdą padaryti. Ir mūsų mintis buvo tokia, kad pastatyti klasikinį statinį, klasikinį liurdą iš riedulių. Tai ačiū visiems gerieji žmonės, o toliau šventę tęsėme. Prašom klebonai čia užimti savo vietas ir mes klausomės jūsų ir laukiam pašventinimo liurdos. Šiandien Bijotuose skamba ir dainos, ir giesmės 455-ąjį jubiliejų pasitinka Bijotai, garsi vieta visoje Lietuvoje. Sveikiname šią valandą visus esančius čia prie liurdo, valdžios atstovus, Seimo narį, rajono savivaldybę, visus jūs bijotiškiai ir iš kitų vietovių atvykusieji. Labai džiaugiamės, kad ir religinis simbolis liurdas atsirado Bijotuose, pradėdami šventąją mišių liturgiją. Dabar šventiname liurdą, tą religinį simbolį Dievo motinos, prašydami jos užtarimo, kad Dievo malonė lydėtų jūs visus, gyvenančius, dirbančius, esančius Bijotuose. Labai nuoširdžiai ir jums dėkojame už sunkų ir atsakingą darbą. Dievas teduoda jums jėgų, kad dar ne vieną liurdą galėtumėt pastatyti. Šventina šį angelą, kuris sergius, globos ir visuomet lydės visus atvykstančius ir pravažiuojančius Kristų. Sveiki gyvi, sveteliai, mūsų mylimieji. Sveiki gyvi, sveteliai, mūsų laukiamieji. Sveiki visi bijotiškiai susirinkę šiandien. Mūsų visus, kam brangus Bijotų vardas, šiandien sukvietė jubiliejinis renginys. Pirmą kartą minimas. Tai 455 Bijotų sukakties metinių minėjimas. Bijotų vardas siejasi su kitu ūkiniu vienetu – Barzdžiais. Dažnai girdime spaudoje juos vadinant barzdžiais, barzdais. Šios vietovės istorija siejasi su XIX amžiaus pirmosios pusės švietėjo, rašytojo ir istoriko Dionizo Poškos gyvenimu ir veikla, kurio 250 metų gimimo sukaktį švęsime 2014 metais. Kaip rodo įvairūs senieji aktai,
Bijotų vardas jau figūravo 16 amžiaus dokumentuose. Tuo amžiaus pradžioje Bardžių ir Mikniškių valdos priklausė Petkūnams. Bet 1558 metais jas pasidalino seserys Gertrūda Juškevičienė ir Beata Paškevičienė. Kai kurie istorikai mano, kad nuo neteisingo ištarimo Beatos vardo kaip Bijata kilęs ir Bijotų pavadinimas. Taigi Bijotų gimimo data 1558 metai. Bardžių ir Bijotų žemės valdos ėjo iš rankų į rankas, bet tam tikra dalis priklausė Paškevičių Poškų giminaičiams. Tame tarpe ir rašytojo Dionizo Poškos tėvui Adomui Paškevičiui. Kasdieninėje kalboje Bijotais vadintas Dionizo Poškos brolio Norberto Paškevičiaus dvaras, esantis maždaug už kilometro nuo mokyklos ant Pėgilo kalnelio. Tad ši vieta vadinta Baubliu. Ir buvo sakoma, einu į Baublį, buvau Baublyje. Šiandien mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad gausėja gretos žymių žmonių kilusių iš Bijotų, kurie garsina šį vardą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tai gerbiamas profesorius Stasys Krodenis, Vilniaus edukologijos universiteto docentas Jonas Dautaras, poetas, eseistas, rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotojas Donatas Petrošius ir kiti. Na, o dabar pakviesime gerbiamus svečius. Norime išgirsti jūsų pasisakymų. Mėly bijotiškiai, iš tikrųjų, šiandien yra, ko gero, neįprasta šventė jums. Neįprasta ta proga, kad kiekvieną sekmadienį, ar žiema, ar vasara, ar ruduo, ar ledas, ar sniegas, jūs visą laiką traukdavote į Girdiškės, kas į Girdiškės, kas į Kaltinėnus, kas į Skaudvilę, pasimelis. Šiandieną jūs turite iš tikrųjų unikalią dieną, kada savo seniūnijoje atsidarėte Lurdą. Tai aš norėčiau jums tikrai nuoširdžiai palinkėti, kad prie jūsų Liurdo, nesvarbu ar naktį kažkas atneš slapta gėlelę, pamerks. Ar dieną ateis, ar vakare, bet tai būtų jūsų traukos vieta. Šiandien aš laimingas, kad čia pakviestas buvau, kad galiu dalyvauti toje didelėje šventėje ir kaip tik šitame parke, kuris išlaikė dar liepas, ąžuolus ir šiandien jie žaliuojantis yra gražūs, stiprūs ir tokie žaliuojantis kaip ir bijotiškiai, kurie atlieka didelius darbus, džiaugiasi savo kraštu, savo praeitimi ir taip sakant, kuria tą šviesią rytdieną. Todėl linkiu visiems sveikatos, ištvermės, geros nuotaikos ir gražių darbų savo kraštui, o kartu turbūt ir visai Lietuvai. Mėly kraštiečiai, aš taip pat kaip ir mano kolega profesorius Skrodenis, taip pat esu čia dirbęs, čia gimęs nelabai toli. Bet taip jau susiklostė, kad paskui teko čia atsisveikinti su bijotais ir išvykti į Vilnių ir Vilniuje iki šiol. Šitas reiškia jubiliejus, ši šventė šios dienos. Mes esame liudininkai tų didelių pokyčių, kurie čia įvyko. Ir tai ženklas, kad bijotai kyla į aukštesnį statusą. Ir tikėtina be abejo, kad čia daugiau lankysis turistų iš visos Lietuvos ir pasaulio. Reiškia, čia didelis dalykas, kas čia šiandien įvyko, patrauks daugiau žmonių. Ir tas, reiškia, jubiliejus, reiškia, paskatins tiek, reiškia, čia Bijotų krašto žmonės, tiek kitur išvykusius kraštiečius gilintis, domėtis Bijotų, reiškia, žmonių gyvenimų praeityje. Jeigu šiandieną sako kiti, kad čia jie gimė, kad čia jie augė ir čia atvykę, dirba ir taip toliau, taip kad aš galiu pasakyti, pasigirti, aš čia gimiau, bet taip gyvenimas susiklostė, kad užaugti negalėjau.
Labai džiaugiuosi ir dėkoju ir seniūnui, ir visai bendruomeniai, kad pakvietė tokias gražias iškilmes. Aš šiandien važiavau čia su viltimi ir prisiminimais ir padėkoti už tėvelio Kazimiero Juciaus gražų atminimą. Ir šiandien tikrai norėjau jūs pamatyti visus, aš jūs pamačiau, su kuriais turbūt turėjau augti, su kuriais turėjau ir mokytis, ir dirbti, ir taip toliau, ir čia kartų kartos. Ačiū Jums, kad Jūs irgi taip pat atėjote šiandien į tokią gražią šventę, taip kad visiems sėkmės ir džiaugsmo linkiu. Na, o dabar žodis savivaldybės atstovams, prašom. Labą dieną, mėly bijotiškiai. Šiandieną turbūt ne tik bijotai, bet ir visa Žemaitija ir Lietuva praturtėjo. Praturtėjo dvasiškai. Ir šiandien ir Lurdo pastatymas čia bijotuose. Ir žinom, kad mums yra be galo brangus ir Dionizo Poškos baubliai ir čia dvaro teritorija. Tai tikrai aš nenorėčiau išskirti šiandieną išskirtinai bijotų. Norisi pasidžiaugti visų mūsų Šilalės kraštu. Žemaitija. Tikrai mes puoselėjam, gražėjam. Šiandieną tikrai čia yra jubiliejus ir per jubiliejų norisi atkreipti dėmesį daugiau į čia esančius, gyvenančius žmonės, kuriančius žmonės. Ir tikrai norisi jiems padėkoti už mūsų darbus, už puoselėjimą. Žodis suteikiamas Bijotų seniūnijos seniūnui, gerbiamam Steponui Jasaičiui. Prašom. Gerbiami bijotiškiai, gerbiami buvę bijotiškiai, gerbiami svečiai. Dar kartą sveikinu ir džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kad tiek daug susirinkot ir tikrai tame parke tiek žmonių nėra buvę. Ir manau, kad ne paskutinį kartą. Mes tikrai šitą vietą čia puoselėjom. Kažkada parkas buvo gražus, paskui buvo apleistas, dabar mėginam tvarkyti. Čia visko buvo prilinkėta, ypatingai labai gražiai ir puikiai pasakė dekanas gražius žodžius. Rajono valdžia palinkėjo mums, aš manau, kad tie linkėjimai mums suteiks stiprybės ir ukvatos tikrai geriau dirbti ir savo kraštą puoselėti.